Nu, labas rytas visiems. Šiandien yra 12 balandžio ir mes su draugu tokiu Matu ir su broliu atvažiavom pažvejoti į šitą kanalą. Vieta vadinasi Shannon Harbor ir šiandien tiesiog gaudysim su plūdinėm, feederį pasiėmiau dar ir bandysim pagauti kažkokią tai žuvį. Nu, aišku, tikslas būtų pagauti bent kokį lyną, bet gal pavyks pagauti kuojų, kokių raudžių, gal kokį karšį ar panašiai. Tai žiūrėsim, kaip čia bus ir kaip čia seksis. Tai einam, gaudom. Nu tai va, gaunasi pašaras sumaišytas, užsijaukinom tokiu vat jauku, įdėjau kukurūzų dar, musės lervų vat. Ir va, toks vat draugo, va grinai linam ir kanalui. Tai va, pabandysim šitų 3 pašarų miksą šiandien. Nu tai va, gaunasi šiandien naudoju feederį kol kas, užsimečiau su kukurūzu pabandyti. Vieta atrodo taip, nemažai laivukų visokių, kanalas atrodo gan plačiai, truputį šokinėja viena kita žuvelė, matau, gal raudės. O brolis su draugu jau žvejoja. Tenais matosi kemperių parkingas. Čia toks laukas ir viską, kur galima kažką pabandyti pagauti. O kaip čia vat žvejoja brolis su draugu. Kol kas kibimų rimtesnių neturėjo. Gaunasi plūdė tenais užmečiau. Šalia vat feederis užmestas. Nu buvo ten truputį pajudino porą kartų kažkas, bet tai smulkios žuvelės. O kol kas vat bandau dar ir plūdinę šalia. Brolis pagavo pirmą kuoją ant slieko. It's time to using landing net. Bet jo, dabar tie, matai? Dedas. Aš žiūriu, kad tu užmečiau. Palauk. Aš užmečiau ten į šoną, žiūriu, prie kavėlę galbūt, net nesamdė. Žiūriu aparatą. Ten slieko uždėjau, iškibo, nes galvojau, aš jam pradėsiu, kad ant slieko užsidėti. Bet jisai nedėjo, galvojau, palauk, gal kol laivas pasitauks. O aš sakau, taigi meškerė vieną ten į šoną, kitą ten. Gaunasi ant feederio, čia turėjau vieną kibimą, kol maistą ruošiau. Ir čia matosi burbuliukų kyla. Vienose vietose liktais pradėjo raust šiek tiek. Tai gal netyčia kažką paims. Olimpinė ugnis. Barbekių paskepsim. Avas broli, lynas yra. Tai toks turi iš tų nuotraukų. Gal tą meškerį ištraukti reikia? Nu, tuoj padėsiu, ištrauksiu. Kamera iš šono pa. Gerai kabina. This one. Yeah. Probably 10. Because I never catch it. I hope so it is. But it's very big actually. It just went straight to the waterfall. And is it, are you sort of wet getting dye and then? You tire yourself out. Oh. I love your cook. Well, Oh, still fake. Yeah. Yeah, so I could take
Marinated, but I marinated by myself, so I put some onions, salt, pepper, turmeric, and cayenne. Thank you. Ir valo nedaug yra, žinai. Nenori per daug, žinai, apleisti. Nes jeigu nutrūkstai, žinai, mano tai pakeliu ir viskas. Tai galva. Bet lynas. Nu, vos pagint kilo. Įda. Kažkaip ir nepriveš. Aš žinau. Ateik į mano pusę. Vilmė jau atrauks tai. Tai ne karštis buvo. Ne, lynas. Oh, he's gone again. Oh, look at him. You can see him. Yeah. Oh, jeez, I see him, yeah. He slipped up. You're entertaining us. This is the best entertainment we've had all morning. O, finally first tench. Na, first ten. Na, pirmas vynas. Parodykime. Pagaliau pirmas vynas. O, smagumėlis, ane? Oi, su tokiais. O neturiu tokio, žinai, kaip būna iki šiandien. Žinai, apie ką kalbu. Ai. Aš gerai turiu. Nes tau užkibo man irgi, supranti, kai kibimas buvo. Aš pasakysiu čia, kur. Vadinas, nereikia čia naktį ir gaudyti. Nu, va ir dieną galima pagauti. Bet labai sunku, bet žinai, kur Lietuvoje tokia būda pas mašinį. Aš žinau, aš turėjau, bet nežinau, kur padėjau. Kiek čia bus kokio kilo? Antras gal? Bus. Wow. Till I cooked, I seen the fish and I have a bream. One moment. Tuoj. Va. Tuoj, pasvargins. Va. Yeah. Va, karšis, gražus, laukinis. Juhu! Va, kaip atrodo mūsų barbecue. And friend Matas catched bream. O друг Мат поймал тоже лещ. O draugas Matas irgi karšiuką pagavo. Nice. Va, draugas lydekutę atsilieka pagal mažytę. Dėtis į tave. Ne, gali paleisti. Jo, ką ten mažytę mučint. Release the fish. Va, ribbit. Lydekioką paleidom. Šunuolis. Va, mūsų barbecue jau iškėpė. Ėmėm valgyti. Pas draugą žuvis yra. Žolės įlindo. Bet geras, ne? Leis pavaikyti, atleis. Man irgi lindo, bet aš biškai šiek tiek patraukiu, tai gražiai atleidas, bet ne kažkaip prieš. Tai Ten plona ta ne? Tai vietoj ten pats užsirišiu stambesnį, jeigu išlauksiu.
Jaučiasi, kad jis yra. Tai truk, jaučiau ir gal atsikabino. Tai man irgi buvo strigęs, bet aš kaip žinai patraukiau ir išlindo iš tų žalių. Bet aš matau, kad pas jį stipriau gerokai užsikabina. Pabandyk gal į laivą įlipti ir iš laivo patampyti. Tai nieko nėra. Ten aukščiau, tai nežinau, žiūrėk pat. Ką paduos? Ten trauksiu dar Sargiai. iš šono, žinai. Jo, ten žolynai, matosi netgi. Yra jis tam. Yra kažkur, bet aš matau, o, paimk. Jo, skukas reikėjo bandyti padampyti, nes matėsi visi žolynai. Ir tenai, kur užmeti, ten žolės yra. Lynas. Lynas? Bet nematau dar iš toli, net Karščius tai taip nedarys. Another tench. Другой линь. Tai duok Vilmė, jeigu nori. Tai palaikyk. Dar vieną lyną patraukė. Draugas. Smaginas. Savaitę irgi reikės šito. Neįskarif. Tikrai neįskarif. Aha, lynas. Uodegą pažymėsim, kad nesusimaišytų. Va, antras lynas. O labai graži žuvis. Tu ko nepasakei, kad graži. Taigi sakiau, very nice fish. Good job. O nedidelė kojytė. Audė. Taip. O, draugas didesnės traukia truputį. Šunuolis. O dar mažytė raudelė. Taip.
Wow, friend got really nice rod. O, labai graži raudė. Va, kur reikia, tai žvėjimo. Sėdžiu, aš ten mailių traukiu. Rudas vanduo. Va, kol mailių traukiu, draugas va tokias va raudės traukiu. Čia prišipantas. Jo, nu tai. Ką valgo? Nusilengvinu ant manęs. Ką valgai? Mažą lydekutę pagavau ant musės lervų. Kur plytės? Pas mane. Kibimą tokį davė, galvoju, jau viskas. Lynas. Taip kibu, stuktelio, po to neria. O, galvoju, yra. O aš spiningą mėtų ir mėtų. Tai tau zikų reikia duoti. Mažiukė paleidžia. Nu ką, pažiūrėsim, ką pagavom šiandien. Gaunasi porą linų, porą karšiukų, raudžių kažkiek tai, porą kojyčių, porą lydekaičių. Reikia nelaikyti. Jo, reikia paleisti. Ar tik ne kokių ir poros kilų tas bus lynas, nežinau. O gal nebus poros kilų? Nu, matai, tu paleidžiu. fotkinsies? Paleisti? Jo, čia... Bye, tenč. Matomų fotkinsim. Aš kaip persiūstą nuotraukas. Na. Matas greičiau pagavo lynus, negu aš vargau 10-15 metų. Turiu linčik paima. Reikia gaudyti, to neprisivaizduoju, kad gali būti irgi. Nepasiduoju. Ai, tavo jas dabar nufotkinti? Neveik. Tai padėk ant žemės. Aš vasau. Ja! Kur tas mano karšiukas? Daug kažkokį. Nenori? Nu, davai. O, gerą nuotrauką. Super. Ir visas plastik. Nu tai va, laidos žiūrovai, šiandien žvybą kaip ir baigėm. Tai gaunasi va žuvį paleidom, tai kaip matėte pavyko pagauti šiandien 2 linukus, porą karšiukų, raudžių kažkiek tai, porą kojyčių ten nedidelių. Tai gaunasi yra ir smulkiaus žuvies, ir stambesnės žuvies, dar porą lydekaičių mažyčių atsitiktinai pavyko pagauti. Nu ir žvyba kaip ir pasisekusi ir, kaip sakant, tiek informacijos iš šitos vietos. Taigi iki susitikimo kitose laidose ir viso visiems.